Sveiki atvykę Vilniaus Vėtros stadioną, šiandien čia futbolo, šiandien čia Lietuvos A lygos čempionato rungtynės Vėtra Atletas. Tai yra tos komandos, kurios nukentėjo dar sezonui neprasidėjus, tai yra iš abiejų buvo atimta po 6 taškus už licencijavimo taisyklių pažeidimus ir abi pradėjo čempionatą būdamos giliai turnyro lentelės dugne. Dabar situacija aišku skirtinga. Mes žinome, kaip žaidžia Vėtra, žinome, kaip žaidžia Atletas. Kauniečiams kol kas pavyko surinkti 3 taškus, tai yra nuo -6. Kilstelėti save iki -3, be abejo 11 vieta 11 komandų lygoje ir -8 taškai lyginant su mažeikiais užimančiais prieš paskutinę vietą. Vėtra tuo tarpu jau yra surinkusi 20 taškų, tiesa dar gavo -3 FIFA reikalavimų už tai, kad yra skolų buvusiems žaidėjams, kurie ieško teisybės jau už Lietuvos ribų. Almiras Suleimanovičius yra tas futbolininkas, kuriam Vėtra turėtų gražinti skolas iki Liepos 16 dienos. Jeigu to neatsitiks, yra grėsmė, kad Vilniaus komanda gali nusileisti ir žemyn, nusileisti ir į žemesnę lygą. Virginijus Liupšys, Vėtros komandos treneris, taigi kalbant apie Vilniečius, pridėkime tuos 9, vėlgi kalbėkime apie tai, kas būtų, jeigu būtų. Šiuo atveju galbūt tai yra nėra visiškai be logikos. Komandų sudėtis, jūs matote jas be abejo šiek tiek vėliau pakartosiu, taigi pridėkime tuos +9 ir dabar turėtume situaciją Vėtra 4 turnyro lentelėje, 4 tiesa, tačiau su 29 taškais, o ne su 20. Ir tokiu atveju atsilikimas nuo 3 vietą užimančio Vilniaus Žalgirio būtų vos 1 taškas, nuo Marijampolės Sūduvos -3. Šiek tiek daugiau be abejo nuo Panevėžio ekrano, kuris pirmas pradėjo šį turą kartu su Gargždų Banga ir penktadienį iškovojo pergalę išvykoje 3-0, 38 taškus dabar turi titulą ginantys čempionai, tai yra ekrano futbolininkai. Pirmasis Sauliaus Širmelio komandos bandymas, bando kamuolį pakelti į baudos aikštelę Erikas Rūškys, tačiau be didesnių problemų. Kamuolį gaudo Povilas Valinčius. Ir Vėtros ataka šiandien taip pat Klaipėda Žalgiris, Uostamiestyje ir Mažeikiai Kruoja. Tai yra įvykius tuose stadionuose mes seksime, o turnyro lentelę galima tiesiog priminti, kaip yra dabar. Ekranas 38 taškai pirma vieta, 32 taškus turi Sūduva, 30 Žalgiris, tai jau minėjau, 4 vietoje Tauragės Tauras beje pradėjęs pakankamai neprastai, sakykime taip, savo europietišką kampaniją išvykoje Europos taurės. Europos lygos pirmajame etape tauragiškiai sužaidė su Velso vicečempionu Lanelį 2-2 ir tai reiškia, kad namuose Tauragės komanda turi neprastų galimybių pagerinti savo situaciją, taigi Tauras 4, 25 taškai, toliau Vėtra 20, Banga 20, 5-6 pozicijos, Šiauliai 18, 7 vietoje, Kruoja 12, Klaipėda 6, Mažeikiai 5, Atletas jau minėjau -3. Nuostolių prieš šias rungtynes turi ir viena ir kita komanda. Vėtroje nėra Lietuvos rinktinėje per Baltijos taurės turnyrą prieš porą savaičių žaidusio ir įvartį mušusio beje Estų vartus Artūro Rimkevičiaus, jis peržiūroje Graikijoje. Nėra ir traumuoto vieno pagrindinių ir vieno labiausiai patyrusių gynėjų Algio Jankausko. Patemptas galinis šlaunies raumuo ir dar bent jau savaitę judėti kartu su komanda Algis Jankauskas negalės. Kita vertus, ta savaitė didesnės reikšmės dabar jau ir nebeturi, nes po štai šio turo komandos keliauja atostogų 3 savaitėms ir Lietuvos čempionate bus pertrauka. Nuostoliai, kuriuos turi Atletas, yra traumuotų žaidėjų. Praėjusio sezono pagrindinis vartininkas Algirdas Surgautas, nuo sezono pradžios beveik nežaidžiantis. Traumuoti ir kiti žaidėjai. Kęstutis Petkus, Paulius Macevičius, komandos atakų lyderis Eimantas Marozas yra irgi išvykęs į peržiūrą Vengrijoje. Tai yra užtenka užmesti akį į atsarginių suolus, kad suprastum, jog komandos
ne pernelyg didelį žaidėjų rezervą turi. Vietoj 6 leidžiamų aikštės futbolininkų. Ant suolo Vėtra turi 5, Atletas tik 4. Praėjusiame čempionato ture Vėtra sužaidė 1-1 Gargžduose su Banga ir išsigelbėjo tada tik per teisėjo pridėtą laiką, kai Vladimiras Gogberašvili įmušė baudos smūgiu. Dabar pavojinga Vėtros ataka. Robertas Veževičius, jo bandymas atiduoti kamuolį galvą Tadui Eliošiui ir apsigina. Kauniečiai, kalbama apie tai, kad drausmė ir žaidimo disciplina stipriai pagerėjusi nuo tada, kai prie komandos prisidėjo Saulius Rimelis. Be abejo, labai patyręs treneris. Tačiau, net jeigu ir taip, aišku, turėtume vadinti šių rungtynių favorite Vėtrą, užtenka pasižiūrėti į turnyro lentelę, užtenka pasižiūrėti ir į tuos pačius rezultatyviausius žaidėjų sąrašus, kuriuose Vėtros futbolininkai labai pastebimi. Taip, čempionate rezultatyviausias lieka Povilas Lukšys iš Marijampolės Sūduvos 10 įvarčių. Sūduva beje šiandien žaidžia Baltijos lygos turnyro finalą su Ventspiliu, po pirmojo kėlinio ten 0-0 šių rungtynių rezultatą taip pat. Paskelbsime galutinį rezultatą, kai tik jį žinosime. 9 įvarčius yra įmušęs Vitas Rimkus iš ekrano, kalbu dabar jau aišku apie A lygos čempionatą. Ir toliau 8 įvarčiai Artūras Rimkevičius, kurio šiandien nėra, ir net 3 Vėtros futbolininkai yra pasižymėję po 6 kartus, tai yra komandos kapitonas Tomas Ražanauskas, Vladimiras Gogberašvili ir Tadas Eliošius. Sudėtis tos, kuriomis komandos šiandien pradėjo rungtynes. Vėtra vartininkas 30 numeris Povilas Valinčius. Gynėjai 2 Georgas Freidgeimas, 3 Valdemaras Borovskis, 22 Andrėjus Usačiovas, 23 Audrius Veikutis. Saugai 9 numeris Tadas Eliošius, 19 Robertas Veževičius, 25 Vladimiras Gogberašvili, 26 Marius Stanaitis ir komandos kapitonas 34 numeris Tomas Ražanauskas. Atakų smaigalyje, bent jau teoriškai turėtų būti 11 numeris Povilas Krasnovskis. Man dabar susidaro įspūdis, kad ėmėsi eksperimentų. Taip atrodo, kad ėmėsi eksperimentų Virginijus Liupšys, sukeisti vietomis Krasnovskis ir Eliošius, ir būtent Tadas Eliošius rungtyniauja puolėjo pozicijoje, bent jau man to dar neteko matyti, bus įdomu. Iš tikrųjų gerą sezoną žaidžia Tadas Eliošius. Vienas komandos lyderių. Virginijus Liupšys, be abejo, Vėtros treneris, o Atleto sudėtis šiandien tokia. Vartininkas 12 numeris Aivaras Bražinskas. Gynėjai 2 Mantas Sirvydas, 15 Karolis Vasiliauskas, 16 Vaidas Macenskis, 23 Eisvinas Utyra. Saugai 8 numeris Paulius Maryginas, 10 komandos kapitonas Jaunius Mikalauskas, 11 Jaunius Juozaitis, 17 Erikas Rūškys, 20 Aleksandras Jefišovas ir puolėjas, vienintelis puolėjas, 14 numeris Mindaugas Grušauskas, komandos treneris Saulius Širmelis. Ir šioms rungtynėms teisėjauja arbitras iš Klaipėdos Edmundas Gaigalas, jo brigada Dainius Bisigirskas, Jonava Donatas Rumšas, Palanga Dalius Vilutis, Kaunas rezervinis teisėjas Dalius Vilutis ir rungtynių inspektorius Saulius Tankūnas iš Marijampolės. Šiandien čia sužaidus 7 minutės pirmajame kėlinyje 0-0 ir kol kas, kaip reikėjo tikėtis, Atletas drausmingai ginasi, Vėtra bando pralaužti varžovų gynybą, tačiau progų kol kas nematėme. Gogberašvili. Vienas paliktas ten, 1 prieš 1 gali žaisti, tai puikiai žinome, tačiau štai šioje situacijoje pasaugo komandos draugą Erikas Rūškys, Jaunių Juozaitį. Ir už šoninės linijos kamuolys. Povilas Valinčius grąžins kamuolį į žaidimą, pastaruoju metu perėmęs pagrindinio vartininko statusą iš Manto Galdiko.
tvirto pagrindinio vartininko Vėtra tarsi ir neturi, galėtume susidaryti tokį įspūdį stebėdami šią komandą. Na, kalbant apie 20-metį Aivarą Bražinską, galima sakyti, kad Kauno komandoje jis dabar yra pagrindinis, be jokios abejonės, daugumą rungtynių. Žaidė, jau minėjau, Algirdas Urgautas yra traumuotas, Mantas Tamulionis, beje, buvęs Vėtros vartininkas. Šiandien ant suolo žaidė šį sezoną ir jis, tačiau žaidė epizodiškai. Iš tikrųjų, atleto vartuose pakankamai. Tvirtas pozicijas turi būtent Aivaras Bražinskas. Usačiovas. Vienas iš dviejų šiandien aikštėje esančių legionierių Vėtros komandoje, abu užsieniečiai iš Rusijos, tai yra Usačiovas ir Gogberašvili. Ant suolo šiandien paliktas kamerunietis Bertranas Ngapunu, na galbūt įtakos turi ir rungtynės Gargžduose, kur Ngapunu įsimušė į savo vartus. Smariginas su kamuoliu. Antras pagal rezultatyvumą vėja šį sezoną atleto žaidėjas, 2 įvarčius šiose pirmenybėse įmušė jis. Įmušė beje ir į Sūduvos vartus praėjusiome čempionato ture rungtynėse, kurias Marijampolės futbolininkai laimėjo 3-1. Na, čia sudaro įspūdis, kad Krasnovskis su Stanaičiu vienas kitam šiek tiek sutrukdė, bando prasiveršti pro 2 varžovus Pavelas Krasnovskis ir to padaryti jam nepavyksta. Smariginas į kairę. Mikalauskas, vyriausias iš aikštėje esančių atleto žaidėjų, na labai jauna komanda, studentų komanda ir didelis būrys jaunų futbolininkų. Mikalausko, na, veteranų turbūt negalėtume pavadinti, nepaisant to, kad jis yra vyriausias šioje komandoje, 26 metai jam. Iš už šoninės linijos kamuolį grąžina Andrėjus Usačiovas. Kol kas toks įspūdis, kad atskleisti viso savo potencialo, parodyti visko, ką moka Vėtrai nepavyksta. Galbūt galime ieškoti ir psichologinių priežasčių, tai yra žaidi su absoliučiu outsideriu ir galbūt manai, kad bus lengva. Juolab, kad pirmajame rate Kaune Vėtra nugalėjo 3-0, Artūras Rimkevičius tada mušė 2 įvarčius, 1 Vladimiras Gogberašvili. Kol kas nepernelyg lengva ir štai dabar Marius Stanaitis su kamuoliu baudos aikštelėje, kamuolys skrieja pro visus. Ir pro kauniečių gynėjus, ir pro Povilą Krasnovskį. Kuo toliau, tuo labiau. Įsitvirtina pagrindinėje sudėtyje Krasnovskis. Turėjo porą puikių progų rungtynėse su Banga praėjusiame ture. Tomis progomis nepasinaudojo, kol kas nėra įmušęs įvarčio. Na, apskritai. Vėtros komandoje, jau minėjau, tos 4 žaidėjus, kurie yra pelnę po nemažiau negu 6 įvarčius. Ir išskyrus juos tik 3 žaidėjai apskritai yra mušę įvarčius į varžovų vartus. Andrėjus Lechas, dar vienas legionierius iš Rusijos, kurio šiandien taip pat nėra nei aikštėje, nei ant suolo, 2 įvarčiai ir taip pat Audrius Veikutis bei traumuotas ir šiandien nežaisintis. Be abejo, Algis Jankauskas pasižymėjo po sykį. Na, palyginimui Artūras Rimkevičius 8 įvarčiai, visa atleto komanda šį sezoną čempionate pelnė 7. Tik 7 įvarčius. Jau minėjau, kad Marozas yra įmušęs 3 iš tų, kurie aikštėje šiandien. Smariginas 2 įvarčiai, Mikalauskas ir Macenskis po 1. Stanaitis su kamuoliu. Taip keičiama atakos kryptis. Vienas jauniausių žaidėjų jaunoje atleto komandoje, galbūt sakykime taip. Eisvinas Utyra dabar pergudrauja Povilą Krasnovskį. 20 metų Utyrai. Na, nedaug vyresnis ir Krasnovskis beje. 21 jam, jis yra Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjas. Usačiovas. Pavyksta, sakykime taip, išgąsdinti varžovą
Eisvinui Utyrai. Nemažai Vėtros atakų vyksta štai šiuo kairiuoju kraštu, kur noriai jungiasi į atakas gynėjas Andrėjus Usačiovas ir taip pat čia žaidžia Povilas Krasnovskis. Grušauskas numeta kamuolį tolyn arčiau varžovų vartų. Mindaugas Grušauskas yra rezultatyviausias praėjusio sezono Lietuvos dublerių čempionato žaidėjas. Sezono pradžioje dar tada, kai komandai vadovavo Viačeslavas Novikovas, dažniausiai rungtynės pradėdavo ant suolo. Dabar vis dažniau žaidžia ir pagrindinėje sudėtyje. Irgi suprantama, žaidėjų nepernelyg daug ir aišku, nepernelyg daug iš ko turi rinktis. Saulius Širmelis. Gagberašvili. Grušauskas ten vienas ir aišku, be didesnių problemų kamuolį perima Vėtra. 14 minučių sužaista pirmajame kėlinyje. Teritoriją valdo aikštės šeimininkai, tačiau klausimas, ar galėtume tai vadinti žaidybinę persvarą. Kol kas vos porą kartų. Įtampo židinys buvo Atleto baudos aikštelė, o apie progas, po kurių Vėtros futbolininkai galėtų griebtis už galvų ir sakyti, kad tiesiog nepasisekė arba padarėme kažką labai blogai, tokių progų apskritai nebuvo. Kol kas nei vienos pergalės. Šiame Lietuvos čempionate Atletas nėra iškovojęs, kol kas buvo 3 lygiosios. Su Mažeikiais 2-2, su Banga 0-0 ir su Šiauliais išvykoje 1-1. Ten beje, tose rungtynėse Atleto futbolininkai jau per teisėją pridėtą laiką pataikė į skersinį ir galimybė laimėti buvo. Ir buvo pakankamai reali. Krasnovskio link pražanga. Atitvėrė varžovą nuo kamuolio Eisvinas Utyra ir Krasnovskis yra priverstas stumtelėti Atleto žaidėją, bandydamas pasiekti kamuolį. Bražinskas grąžina kamuolį į žaidimą. Krasnovskis. Eliošiaus link ir štai taip iš nieko. Vos nesukūrė progos. Vėtra, turėtų žinoti be abejo Atleto gynėjai, kad greitas žaidėjas. Taigų žaidėjas yra Tadas Eliošius, atrodo gavo skausmingą smūgį. Tiesia koja, bent jau man tai pasirodė ir epizodas be abejo žaidybinis. Eliošiaus netektis būtų rimtas nuostolis Vėtrai be abejo. Juolab, kad ant suolo, iš tų, kurie galėtų būti naudingi varžovų aikštės pusėje. Artūras Žulpa turbūt pirmiausia. Galbūt ir Evgenijus Morozas. Viskas. Gražinamas kamuolys Vėtrai, Georgas Freidgeimas. Veikučiui būtent tokia šiandien Vėtros vidurio gynėjų pora. Jau minėjau, nėra Algio Jankausko. Ir tenka ieškoti įvairių variantų Virginijui Liupšiui. Įvairių variantų buvo išbandyta. Baltijos lygos rungtynėse, berods namuose su Ventspiliu, bandyta netgi pora Freidgeimas Usačiovas. Iš šoninės linijos kamuolį grąžins Eisvinas Utyra. Ruškys. Ir kampinį kels Paulius Maryginas. Dar vienas iš tų futbolininkų, kuriuos galime vadinti patyrusiais Atleto komandoje. 24 metai jam. Gagberašvili griuva ir fiksuojama pražanga šioje situacijoje. 18 minučių sužaista, 0-0 kol kas.
Vertinant atleto požiūrį į šias rungtynes, na, bent jau dėrėtų tai prognozuoti, reikia manyti, kad lygiosios nebūtų blogas rezultatas kauniečiams. Taip, vėl nebūtų iškovota pirmoji pergalė šiame čempionate, tačiau statusas lygoje, šių komandų statusas lygoje vis dėlto yra skirtingas ir žaidėjų meistriškumas be abejo taip pat. Tai yra Vėtrai, lygiosios čia Vilniuje rungtynėse su Atletu būtų be abejo prarasti taškai. Tai yra neiškovotas vienas, o prarasti du. Atletui, ko gero, iškovotas dar vienas. Valinčius gražina kamuolį, Bražinskas be abejo gražina kamuolį į žaidimą. Atleto futbolininko ataka Mikalauskas. Smariginas. Ir atgalų tyrai čia gali pabandyti ir spustelėti varžovus. Vėtros futbolininkai bando tai daryti Pavilas Krasnovskis, tačiau yra priverstas prasižengti. Karolis Vasiliauskas siunčia kamuolį į priekį. Tvirtas be abejo pagrindinės sudėties žaidėjas visą sezoną, ne apie visus taip galėtume sakyti. Kai kurie tik sezoną įsibėgėjus. Pradėjo daugiau žaisti, na, apie gynybos grandį, ko gero, galėtume sakyti, kad jie yra pakankamai tvirta ir stabili. Borovskis. Nuo Vaido Macenskio. Ne, vis dėlto ne nuo Macenskio, nuo Borovskio kamuolys palieka aikštę. Ir Aivaras Bražinskas grąžins jį į žaidimą. Smariginas. Otyros perdavimas į priekį, Grušauskas. Atgal Paulius Smariginui. Erikas Ruškys įtraukiamas, bandoma jį įtraukti į šią ataką, nepavyksta suvaldyti kamuolio ir Vėtra viską pradės iš naujo. Kol kas nemanau, kad Virginijus Liupšys turėtų būti patenkintas savo komandos žaidimu, kol kas Vėtra nesukuria visiškai nieko prie varžovų vartų. Na, Donatas Vincevičius, beje, Marijampolės Sūduvos treneris po praėjusio turo rungtynių su Atletu kalbėjo, kad aiškiai pasikeitęs pats žaidimo braižas Atleto komandoje. Ir bent jau antrajame kėlinyje kauniečiams Sūduvą pavyko įklampinti į tą futbolą, kuris parankus jiems. Vėtra kol kas klimpsta nuo pirmųjų minučių, kol kas 0-0 ir visiškai logiškas 0-0, sakyčiau taip, nes nieko sukurti sostinės komandai šiose rungtynėse nepavyksta. Vasiliauskas, Utyra. Ruškys atgal gynėjams. Ir į priekį Grušausko link. Na, galingai sudėtas puolėjas. Tačiau kol kas savo galimybių nelabai turi. Kol kas kamuolys labai retai pasiekia. Saulius Širmelis, po tų pačių rungtynių beje su Sūduva, sakė, kad vis dėlto yra sunkoka žaisti be Eimanto Marozo. Nes iš karto atsiranda problema realizuojant. Progas. Šiandien tų progų nebuvo. Dabar Robertas Vėžiavičius. Nuošalyje. Ir į priekį Grušausko link. Jo darbas, aišku, pakovoti dėl kamuolio. Jo darbas yra, kaip sako futbolininkai, užsikabinti už to kamuolio ir sulaukti pagalbos. Komandos draugų pagalbos iš aikštės gilumos. Smariginas. Visą laiką ieškoma Smarigino tada, kai perima kamuolį Atletas.
Greta jo ten aikštės viduryje Jaunius Juozaitis ir šiek tiek prieš juos komandos kapitonas Jaunius Mikalauskas. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, Grušausko link be abejo. Otyra bando smūgiuoti šioje situacijoje. Galimas buvo ir kitas variantas, galima buvo bandyti kabinti kamuolį virš baudos aikštelės. Tačiau dešinysis atleta gynėjas renkasi štai tokį sprendimą. Ražanauskas. Veževičius. Gogberašvilis su kamuoliu. Į baudos aikštelę ir Karolis Vasiliauskas be didesnių problemų ten apsigina. Grušauskas. Eliošius. Osačiovo perdavimas į baudos aikštelę. Kūrybingų idėjų gausa Vėtros žaidimas kol kas nepasižymi. Suprantama, kad atiduoda teritoriją, sąmoningai atiduoda teritoriją atletas ir pagrindinis šios komandos tikslas yra apsiginti. Apsiginti kol kas pavyksta Gogberašvili dabar. Ir greuna jį Erikas Ruškys. Na, pagrindinis dalykas, kad pavyko išstumti Vladimirą Gogberašvilį su kamuoliu iš baudos aikštelės. Pagrindinė tokia turbūt Eriko Ruškio pergalė šioje dvikovoje. Taip, kamuolys lieka Vėtrai, grėsmė vis dar išlieka prie kamuolio Tomas Ražanauskas. Be abejo labiausiai patyręs Vėtros futbolininkas. Vienas 0 Ventspilis pirmauja Baltijos lygos turnyro finale Marijampolėje. Jeigu teisingai nugirdau informaciją, tai reiškia, kad Sūduvai teks padirbėti, norint iškovoti pirmąjį titulą šį sezoną. Kuo toliau, tuo geriau, tiesą sakant, atrodo marijampoliečių futbolas. Lyginant su tuo, ką matėme sezono pradžioje, kai buvo merkiama daug taškų, tačiau vėlgi objektyvių priežasčių mes galime ieškoti. Buvo ir traumas, buvo yra ir ta aplinkybė, kad vis dėlto Sūduva labai nemenkai pakeitė savo sudėtį tarp sezonį, daug naujų žaidėjų, daug laiko reikalauja, aišku, ir tas naujų ryšių ieškojimas. Pagal sudėti komanda be abejo stipri, pagal sudėti komanda be abejo pretenduojanti į, bent jau pretenduojanti pakovoti dėl šalies čempionės titulo. Kol kas, dar kartą priminsiu, antri turnyro lentelėje yra marijampoliečiai, atsilieka nuo lyderio Panevėžio ekrano 6 taškais. Macenskis grąžins kamuolį į žaidimą. Į vartininko aikštelę siunčia kamuolį Aleksandras Jefišovas, dar vienas iš vyresnių atleto žaidėjų. 26 metai jam. Sezono pradžioje taip pat, toli gražu ne visada žaisdavo pagrindinėje sudėtyje, dabar rungtyniauja joje nuolat. Valenčius į priekį. Juozaitis. Net 3 futbolininkai tokia pavardė pradėjo sezoną atleto komandoje. Šiandien Audrius Juozaitis yra ant atsarginių žaidėjų suolo. Aikštėje Jaunius Juozaitis. Smariginas. Otyra.
Nepavyksta tiksliai sustabdyti kamulio, nepavyksta jo suvaldyti Erikui Ruškiui. Eliošius. Eksperimentas kol kas sunku įvertinti. Be abejo, kol kas labai retai komandos draugai atgabena kamuolį iki Tado Eliošiaus. Ir, nežinau, iš tikrųjų galbūt jis ir būtų efektyvesnis. Įprastoje savo vietoje, krašto saugo pozicijoje. Galėtų bandyti draskyti varžovų gynybą. Dabar žaisdamas atakos smaigalyje, jis aišku yra priklausomas žaidėjas nuo komandos draugų ir perdavimai dažniausiai būna štai tokie. Vėžiavičius. Borovskis. O šoninės linijos kamuolys dar kartą. Vaidas Macenskis jį ten siunčia. Ir kol kas nieko naujo. Beveik pusvalandis sužaistas ir visą laiką vis tas pats vaizdas. Vėtra bando prispausti varžovus prie jų baudos aikštelės. Atletas ramiai ginasi, nesuteikdamas varžovams jokių galimybių. Pergalės atveju Vėtra, bet kuriuo atveju, Vėtra lieka 5 pozicijoje. Tiesiog pergalės atveju šiek tiek priartėtų prie tauro ir įgytų taškų pranašumą prieš Gargždų Bangą. Taip pat kaip ir lygiųjų atveju. Banga, dar kartą priminsiu, šiandien nežaidžia savo turo rungtynes. Jį jau sužaidė ir pralaimėjo. Atletas be abejo lieka paskutinis turnyro lentelėje, tačiau, tarkime taip, pamodeliuokime ir tokią situaciją, jeigu pirmoji pergalė šį sezoną, Kauno komanda išlipa iš minuso. Taškų skaičius turnyro lentelėje taptų 0 tokiu atveju. Gogberašvili prie kamulio. Usačiovo link ir dar kartą kamuolys palieka aikštę. Viskas aišku, paprasčiau žaidžiam. Toks yra Aivaro Bražinsko patarimas. Negalėtume sakyti, kad labai sudėtingai rungtyniauja Atleto futbolininkai, tačiau vėlgi. Žaidžia jie taip, kaip leidžia galimybės. Realios galimybės ir aišku, pagrindinis tikslas. Visko pagrindas, sakykime taip. Šios komandos žaidime šiandien ir galbūt vertinant visą sezoną yra apginti savo pozicijas. Atsiras proga įmušti. Pabandys be abejo tą progą pasinaudoti. Atleto futbolininkai. Kol kas tokių progų nėra, vėlgi. Dar kartą akcentuosiu, tų progų neturi ir Vėtros. Futbolininkai šiose rungtynėse kol kas. Ruškys. Jo perdavimas į baudos aikštelę, bandė ten atsidengti prie artimojo virpsto Jaunius Mikalauskas. Ir jei neklystų pirmasis kampinis prie Vėtros vartų šiose rungtynėse. Smariginas kampinį kels. Irgi artimojo virpsto link yra galimybė iššauti smūgis ir gana pavojingai. Gana pavojingai atakuoja Jaunius Juozaitis. Mikalauskas. Dar kartą į baudos aikštelę. Šansas Atletui ir visiškai greta virpsto kamuolį paleidžia Aleksandras Jefišovas. Pirmasis, iš tikrųjų simpatiškas epizodas Atleto žaidime atakuojant varžovų vartus. Rezultato tas epizodas nepakeičia. 33 minutė 0-0 Vėžiavičius. Toks vaizdas susidaro, kad primigo Tadas Eliošius ten. Ir nelaukia perdavimo, kuris, bent jau mano akimis, nebuvo nelogiškas. Juozaitis. Macenskis. Ir atgal gynėjams.
Drausmingas žaidimas be nereikalingo nervinio drebulio, tai yra pastebima, jeigu ir suklysta atleto futbolininkai, tai dažniausiai būna jau varžovo aikštės pusėje. Savo vartų prieigose viskas ramu, viskas tikslu. Vėžiavičius. Gogberašvili. Ir pabando techniškai tiksliai permesti kamuolį į tolimą į viršutinį vartų kampą. Kamuolys skrieja virš vartų. Aivaras Bražinskas. Nepernelyg tiksliai. Tačiau suvaldyti kamuolio nepavyksta Povilui Krasnovskiui. Rūškys grąžins kamuolį į aikštę. Teisėjas Edmundas Gaigalas rodo, kad šiek tiek atgal pasitraukti derėtų tam futbolininkui, kuris mes kamuolį į žaidimą. Eisvinas Sutyra, tai yra Smariginas. Sirvydas į kairę Macenskiui. Grušauskas. Dar kartą Jozaitis. Atraminio saugo pozicijoje šiandien. Freidgeimas. Georgas Freidgeimas. Robertas Freidgeimas šiandien kol kas lieka ant atsarginių žaidėjų suolo. Ražanauskas. Ir jis ir Tadas Eliošius kol kas, sakyčiau, taip išjungti iš žaidimo. Vladimirą Gogberašvilį galbūt šiek tiek dažniau matome. Galbūt šiek tiek aktyvesnis. Atleto aikštės pusėje yra Povilas Krasnovskis, tačiau komandinio žaidimo Vėtra kol kas nedemonstruoja. Stanaitis. Eliošius. Žaidžia su Mariumi Stanaičiu. Perdavimas į priekį Vladimirui Gogberašvili, tačiau pirmas prie kamulio Eisvinas Sutyra. Dar kartą. Labai simptomatiška. Tiesiog tiksliai skaito varžovų sumanymus atleto futbolininkai ir visas grėsmes, kurios galėtų kilti, tačiau nekyla. Dar kartą pabrėšiu, tačiau nekyla prie jų vartų, jie neutralizuoja dar tada, kai iki paskutinės galimos atakos stadijos reikia atlikti bent 2-3 perdavimus. Rūškys. Mikalauskas prieš Stanaitį. Nuo Mariaus Stanaičio kamuolys palieka aikštę. Eisvinas Sutyra grąžins kamuolį į žaidimą. Smariginas. Vasiliauskas į priekį. Usačiovas. Peršoka Eriką Rūškį. Ir čia Freidgeimas. Spaudžiamas Mariaus Grušausko. Vis dėlto kamuolį išsaugojo Vėtrai, tačiau neilgam. Grušauskas. Veikutis. Stanaitis į dešinę Borovskio link. Perdavimas netikslus ir kamuolys dar kartą atitenka kauniečiams. 8 minutės tiek, kiek pridės teisėjas. Lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kol kas, sakyčiau, taip. Viskas vyksta pagal Sauliaus Širmelio, ne pagal Virginijaus Liupšio scenarijų, galbūt ne pagal idealų scenarijų. Aišku, labiau būtų norėjęs kontratakoje pagauti ir įmušti įvartį kitą galbūt atletui. Tačiau, vertinant realiai, sakyčiau taip, kad atletas daro tai, ką nori ir vykdo tos nurodymus, kuriuos yra gavęs iš savo trenerio. Apie Vėtrą to niekaip nepasakysi kol kas.
Netokia Vėtra, kokią esame įpratę ją matyti, na bent jau tose geriausiose rungtynėse, kurias šį sezoną matėme. Gogberašvilis su kamuoliu, jos smūgis į vartus ir gaudo kamuolį artimajame vartų kampe Aivaras Bražinskas. Nedažnas reiškinys. Klaipėdoje pasibaigė pirmasis kėlinys. Klaipėda Žalgiris 0-0, o štai Sūduva pridėta į laiką rezultatą išlygino ir Marijampolėje buvo žaidžiamas pratęsimas. Tai Baltijos taurės finalas. Štai tai Baltijos lygos turnyro finale pratęsimas. Sūduva išlygino rezultatą žaisdama su Ventspiliu 1-1. Jau per teisėją pridėtą laiką, o informacija iš Klaipėdos, ten Klaipėda Žalgiris 0-0 po pirmojo kėlinio. Vėtrai be abejo norėtųsi, kad Klaipėdoje šeimininkai bent jau nepralaimėtų ir atimtų taškų iš Žalgirio. Atletui galbūt priešingai, galbūt nesinorėtų, kad taškus rinktų Klaipėda. Viena iš artimiausių viršutinių kaimynių turnyro lentelėje, Žalgiris pernelyg toli, kad Atletui jis rūpėtų, ko gero taip. Usačiovas. Gogberašvili. Ir dar kartą apsigina Atletas. Veikutis prieš Grušauską. Pažeidžia taisyklės Kauno komandos puolėjas. Stanaitis. Freidgeimas. Ko gero į tą zoną, kur, kaip tikėjosi, Georgas Freidgeimas turėtų įbėgti Tadas Eliošius, tačiau nesuprato vienas kito šioje situacijoje Vėtros futbolininkai ir Atletas. Be abejo, nedemonstruoja didelės skubos. Stanaitis. Pirmas prie kamuolio. Veževičius. Erdvių jam nepaliekama ir nematome tų įprastų Roberto Veževičiaus reidų šiandien. Prisispaudę prie savo baudos aikštelės žaidžia Atleto futbolininkai ir sužaisti greitą futbolą. Žaisti greitą futbolą Vėtrai yra labai sudėtinga. Smariginas. Už šoninės linijos kamuolys dar kartą Valdemaras Borovskis. Įmes jį iš užribio. Veževičius. Ir Smariginas. Viso Atleto žaidimo traukos centras, sakykime taip. Aikštės viduryje ir Federacijos varžybose Kruoja 1-0 pažeidėsi pirmąją prieš Mažeikius. Kruoja, atrodo, pirmauja 1-0 prieš Mažeikius. Išvykoje, na, tikslinsime be abejo visą tą informaciją, tačiau atrodo, kad viskas yra taip po pirmojo kėlinio. 0-0 Klaipėdoje, 0-1 Mažeikiuose ir Baltijos lygos turnyro finale Sūduva Ventspilis 1-1. Čia Vėtros Atleto rungtynėse kol kas 0-0 ir kol kas niekaip nepavyksta išdraskyti varžovų gynybos Virginijaus Liupšio komandai. Ražanauskas. Gogberašvili. Usačiovas. Į vidurį Veikučiui. Dar vienas ilgas Freidgeimo perdavimas Krasnovskio ir Ražanausko link baudos aikštelėje. Tomas Ražanauskas. Krasnovskis smūgis į artimąjį vartų kampą. Rodo Tomas Ražanauskas teisėjui, kad buvo tempiamas už marškinėlių. Prašymas skirti 11 metrų baudinį, na, neįtikinamas epizodas, be abejo, neįtikinamas. Tokiu atveju bent jau nugriūti Tomui Ražanauskui būtų reikėję. Čia stovėjo tvirtai ant kojo, dabar atrodė, kad gali turėti galimybę kontratakuoti Atletas. Renkasi paprasčiausias sprendimas, smūgį iš toli. Paulius Smariginas. Mikalauskas. Putyra.
į priekį ir ten be didesnių problemų. Georgas Freidgeimas atmuša varžovų ataką. Gagberašvili Borovskiui. Na, žaidimas pasikeistų, ko gero, vieninteliu atveju, jeigu įvartį įmuštų Vėtra. Tada tokio futbolo, kokį žaidžia dabar, atletui žaisti nebeliktų tiesiog galimybių. Tačiau panašu, kad pirmasis kėlinys į jokius klausimus globalius ir konceptualius neatsakys. Tai yra, visa kova bus pradedama, ko gero, sakyčiau, iš naujo. Antrajame kėlinyje. Aišku, laiko dar yra, tačiau kažkodėl nelabai tikėtina, kad kas nors įmuš iki pertraukos. 0-0 ir tai yra logiškas rezultatas be abejo, nes kol kas gynyba dominuoja prieš puolimą ir, sakyčiau, netgi kitaip, atleto gynyba dominuoja prieš visą kitą, kas čia vyksta. Ruškys. Štai taip klaidina Tadą Eliošių, perdavimas Grušausko link, šis prie kamuolio klaidina varžovą ir smūgis į vartus. Įrodymas, kad kontratakose atletas gali kandžiotis. Prisimename tą atkarpą, kai buvo kampinis, kai buvo pavojingas smūgis į Vėtros vartus, dabar dar vienas pakankamai nemalonus kontrišpuolis Vilniaus komandai. Gagberašvili. Ir Bražinskas. Ramus. Kol kas. Ketvirtasis šių rungtynių teisėjas. O tai reiškia taip. Tai reiškia vienintelį dalyką, kad laiko po pirmojo kėlinio, prie pirmojo kėlinio nėra pridedama, sužaistos lygiai 45 minutės ir sužaidus jas, rezultatas lieka 0-0. Dar kartą grįšiu prie minties, kad rezultatas yra logiškas, nes kol kas Vėtra niekaip nesugeba įrodyti, kad yra stipresnė už atletą ir kad gali šios komandos gynybą sudraskyti. Pertrauka.